prasidėjo pakankamai optimistiškai. Europos akcijų indeksai kilo į viršų iki 3%. Investuotojus pozityviai nuteikė naujienos, kad Google viršijo savo pelno prognozes, nuo skolinimosi kaštai doleriais sumažėjo. Teigiamos įtakos finansų rinkoms turėjo centrinių bankų sprendimai įlieti papildomų pinigų į rinkas ir sumažinti palūkanų normas. Kylantis indeksai paskui save patraukė ir naftos kainas, kurios pakilo iš 13 mėnesių žemumų. Prie kainų atsigavimo prisidėjo žinia, kad naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC ankstina savo susitikimą ir žada sumažinti naftos gavybos apimtis per dieną. Deja, Pabaltijo akcijų rinkos nepatraukė iš paskos Europos indeksams. Investuotojai labai atsargiai vertino esamą situaciją rinkose ir nepuolė aktyviai įsigyti akcijų. Vienintelės Rygos indeksas sugebėjo koreguotis į viršų. Mūsų šalies vertybinių popierių biržos indeksas šiandien krito 1,6%. Analitikų prognozės dėl kieto Lietuvos ekonomikos nusileidimo gąsdino rinkos dalyvius. Investuotojai nebuvo tokie drąsūs lyginant su praeitą savaitę, kai visi stengėsi įsigyti gerokai nupigusių akcijų. Iš viso buvo sudaryti 1278 sandoriai, kurių apyvarta siekia beveik 5 milijonus litų. Kadangi jau vakar daugelis investuotojų pasiėmė pelnus, taigi didelių kainų pokyčių šiandien nebuvo matyti. Aktyviausiai prekiauta Lifosos, TLT bei Ūkio banko akcijomis. Pastarosios sugebėjo išlaikyti teigiamą daugiau kaip 1,5% kainos pokytį. Mažmeninės prekybos lyderės Apranka akcijų kaina krito iki 3 litų 40 centų. Šioje pozicijoje jau senokai sumažėjęs investuotojų aktyvumas. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas priešingai nei Lietuvos ar Estijos kilo 2,69%. Tokį rezultatą lėmė kilusios nuo 4% Latvijos Kugneciba ir beveik 8% Latvijos Skraibank akcijos. Viso biržoje sudaryti 175 sandoriai, kuriais perleista vertybinių popierių už 62,5 tūkstančių Latvijos latų. Ir Talino vertybinių popierių biržos indeksas nors ir menkai, tačiau krito 0,4%. Investuotojų dėmesio centre buvo Tallinn Group bei Silvano Fashion Group akcijos. Kilusių ir kritusių pozicijų santykis šiandien buvo 5:8, o bendra biržos apyvarta siekia 900 tūkstančių eurų. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.